Nu tai labas rytas, šiandien pas mus yra toks dalykas, kad man reikia išeiti, tai aš jums papasakosiu išeidama. Manęs vyras laukia, man paduos mašiną. Aš šiandien, mano vaikai 5 metus eina į mokyklą, atrodo šiandien baisiai, negaliu, bet ką darys, neturiu dabar laiko. Mano vaikai 5 metus į mokyklą eina ir per 5 metus, pirmą kartą, aš pramiegojau, tuoj pasakysiu. Mano mažai šiandien yra ekskursija, po 8:05 būt mokyklą reikia. Aš atsibudau po 8:26. Tai ačiū Dievui, mokyklą yra 3 minutės. Tai mano vaikas bėgo visą kelią, kad nepavėluoti. Nu, aišku, ten palaukti, nes tik tais anksčiau liepė atvažiuoti, bet išvažiavo jie apie 9:30. Aš kai šunis vedžioju, aš jau mačiau, kad jie važiuoja. Bet tas jausmas, aš tų žadintuvų milijoną visą laiką turiu ir aš šitų žadintuvą. Bet ne, mano pasąmonė norėjo toliau miegoti ir ten sapnuoti visokius dalykus keistus. Toks, žinot, jausmas, kai aš save laikydavau tuo žmogum, kad kas be nutiktų, kiek aš būčiau valandų be miegojus, aš visą laiką prabundu. Visą laiką su žadintuvu prabundu. Ir šį kartą, ne, čia man irgi toks atrodo mano... Toks atrodo mano kontrolės, nes čia ta mano dalykas, aš tokia mokau susiorganizuoti laiką, susiplanuoti viską, visur laiku būti ir va dabar aš tą šiandien praradau. Tai toks irgi mane papurtė biški nuo ryto, ačiū Dievui, kad mes atsibudom, ne 9 kokia, nes ir kitam vaikui į mokyklą reikia eiti. Tai šiandien netgi dovanėlio aš jam nepadaviau, sakau, vaiką aš jam paduosiu, kai grįžti iš mokyklos, nes jau viskas reikia likti, bėgti. Dar nueisiu ją pačioj parduotuvę, vyras prašo šaltos kavos. Bet šiaip... Ir vakar taip aš fainai čia viską susitvarkiau, pasidariau jogą, dar vakarą namus apsitvarkiau prieš miegą. Nuo miegot apie 12 truputį. Kas, nėra labai baisiai vėlu man. Pasirodo, turbūt buvo vėlu. Dabar atrodau kaip atrodau. Nieko nepadarysi. Ir eidama šunis vedžiau, dar paskambinau savo draugiai. Sakau, nes mes jau planuojam susitikti labai ilgą laiką tuoj. Tai šiandien pagaliau mes susitiksime su ja dabar nuo ryto. Tai žodžiu, keliauju. Tikiuosi jūsų rytas normalesnis negu mano. Aš jau galvo rytą atsikelsiu, padarysiu meditaciją. Tikiuosi ne žmonių lifte. Nėra. Pasidarysiu meditaciją, nes aš noriu įprasti daryti ankstą rytą, kad po to aš jau būčiau laisva. Nes man vis tiek nepatogu labai daryti, čia šunis aplink ir galva lenda mintis, kad čia darbų yra, to yra, ano yra. Tai šiandien tas mano planavimas visiškai sužlugo ir tiesiog reikia mėgautis akimirką. Bet toks jausmas prabust vėlai, aš negaliu patikėtis. Man ir taip pat, aš sakiau dabar jau, ir aš dar taip miegu ir mano vyras ryte tvarkėsi, jis sakė, ryte ten sutvarky savo daiktus, ant virtuvę visą sutvarkė šaunuolis. Ir aš taip miegodama girdžiu, kad jis tvarko ir aš tokia, tas malonus jausmas, garsas, kad jis čia viską tvarko. Ir aš sakau, reikės man jam sakyti, kad jisai mane pradėtų kelti ryte, kai jis išeina, kad jis mane prikeltų. Mano vyrukas sėdė, jau manęs laukia, kad kavos nupirčiau, tai žodžiu, vėliau pabaigsiu pasakoti. Labas rytas, Muratukai. Labas rytas. Kaip miegojai? Gerai, kaip tu? Gerai. Pramiegojau. Dabar laukiam draugės, pasimsim draugę. Pareisim kur nors po to į kavinę su draugė. Gal ir normaliai atrodo visiškai nepasidažius. Sakant, jau antiek dzen. Tikiuosi, po jūsų rytas geresnis, tai šiandien netgi mano Instagramas turbūt kortų negaus, nors kortas pasiėmiau, gal kaviniai padėliočiau, jeigu draugė nepyks, kad aš neduodu jai dėmesio. Hello. Selam aleyküm. Abi şu an iş. Merhaba. Benim YouTube'a çıkmak ister misin girmek? Merhaba herkese. Labas. Benim YouTuber'lık bu kadar. Labas. Başka ne biliyorsun Litvanca? Güzel sözleri söyle. Kötü bir şeyler geldi aklıma. Yemeyeceğim. Al kahveni. Aa, kahve aldım.
Evet. O şey eski zamanlar gibi. Evet. Hadi Maltepe yolculuk başlasın. Bam bam dur araba gelir. Tamam güvenlikler. Coaster gibi oldu artık koltuk şu an. Uçuyoruz. Tek bana mı yaparsın bu? Yapacağım. Atvažiavome mes dabar į prekybos centrą. Normaliai böyle konuşmuyorum. Salak. Eisime kažko apsipirkti, nežinau ko, draugė mano miego nori. Şu an attığım adımlardan bile emin değilim. Onu da altıya yazacağım. Nes mano draugė dirbo visą naktį, dabar jaunų žmonės žiūri, norim sabakimą. Post nöbetim şu an. Ah, bugün daha fazla bunu yapacak mısın? Evet. Aynen öyle. Dur bizim video. İnsanlar hiç AVM'yi görmedim. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Daha böyle kozmetik Merhabalar. Ay çok tatlılar. Buldun mu? böyle bir farkında. Şunlar mı? Şuradakiler. Ha evet şu Ne alıyorsunuz be? alacağım. Bir de kırmızı bilekli şey. Ya Christmas temalı olmasa çok güzel bu arada. Evet. Tabii siz bakabilirsiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Geldi yatay ıslansın. Olsun yansın. Durmam duramam imkansız. Yakıştı mı? Evet. Büyük oldu abi. Oha. Şöyle gülüyorsun. Nu, va draugė jau parvežiu namo. Labai smagiai pasibuvom. Taip nelabai ilgai, nes jinai vargšė miego nori, nes jinai mano ta draugė dirba seselė naktiniam pamainom dažniausiai, tai šiandien be miego grįžo 8 iš darbo ir mes susitikom apie 10. Tai pagaliau nusipirkau stalą, radau patinkantį stalą, tai bet jo nebuvo parduotuvėj, tai jį man atveši namos savaitės bėgyje, apvalų medinį, tai kai atveš aš jau jums parodysiu, bet man jis patiko. O dabar eisiu vaiko pasimti, nes šiandien mano mažoji buvo ekskursijoje, jau dabar jie važiuoja namo į mokyklą, tai varysiu pasimti. Tai šiandien truputį linksmiau buvo, įdomiau, pasibuvau toks aktyvesnė diena. Ir vakarą, jeigu išeis, dar eisiu susitikti su didžiosios dukros klasiokų mamos, tėvai daro susitikimą, tokį kavinį iš netoli mūsų. Tai žiūrėsim, jeigu mūsų turkiška močiutė neužsiėmus ir turi sveikato šiandien, nes tokia yra biškė vyresnė, tai ne visai gali vaikus pažiūrėti. Tai jeigu jinai gerai jausis ir pažiūrės vaikus, tai paliksim vaikus pas ją, nes vyras turi reikalų vakare. Taip sakant, kažkas turi pasiaukoti, arba aš pasiaukoju dėl vyro, arba jisai pasiaukoja savo visus dalykus, nukelia, kad aš galėčiau eiti visokius tokius mokymus, kaip dabar ėjau savaitgalį. O dabar einu mažosius pasimti ir susitiksime vėliau. Labai gražiai padarė. Geçey. Aynen. Bakın. Neler birlikte oluyor? Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Ne götürecekler? Oynayabilirsin. Burada taşıyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Tekne adres kiek?
Bu kitaba sahibi. Kitabın. Ha, masallar. Einam toliau pažiūrėti. Čia daugiau nieko dabar nėra diena. Galim. Bet čia už pinigus ar ne už pinigus? Ar čia paprastai žais? Ay buna basıyoruz. Oyun başlıyor. Palauk. Ne çekiyor? Ne çekiyor? Ne çekiyor? Tau, palauk. Šaunuolė. Šaunuolė. Keturi vienodai. Nu, pasiruošus. O kaip greitai. O kas čia per žaidimas? O kaip mes žaisim viduj? Su kojom? Nu čia dabar. Kažkai, kas čia per žaidimas? Kas tingi vaikščiot gali... O, įspyriau. Kaip dabar išimsi? Nu, spirk man. Namo einam jau gal? Ką? Açmışlar. Ja, bet ten mažiukai, ne vaikiški gėrimai. Ten mamam, tėtam. Ay tasi. Ai, bet yra ir hot chocolate jau, bet dabar gal negerkim. Ateisim kada vakarą su sesė ir baba. Labai brangus, jo nepirksim. Mažiukai 300 yra labai daug už tokį dalyką. Čia. Angliškai. Tokį mažiuk mes rasim, einam, Iza. Ne yapacağız? Bu piyano büyük. Internete rasim pigiau, supranti? Tada işim için. Nu, jeigu čia kainuoja 50, galim tada tokį mažą. Ir sesį vieną. Žodžiu, susiplanavom taip, kad aš varu tą susitikimą tėvų. Dabar iš to išeisiu. Ir turiu gerų naujienų. Atsimenat prieš mėnesį, 10 dieną tiksliau, gruodžio, ne gruodžio, lapkričio, aš jums pasakojau, kad kad kameros nebeturiu, nuostos didžiai, man sugedo. Minutėlę. Kad ten, nu, kadangi mes ne pirmieji savininkai, ten tas savininkas turi viską daryti, nu žodžiu. Tai praėjo mėno ir šiandien pagaliau tas vyras vyrui jau parašė, kad šiandien važiuoja į tą parduotuvę, tai jis jau paėmė, nupirko už tą čekį, tai turbūt sekmadienį, kadangi važiuosime į tą pusę sekmadienį, tai sekmadienį jau turėsiu aš savo kamerą. Pagaliau. O dabar einam į tėvelius tą susitikimą. Įdomiai, kaip ten bus, ką ten mes bendrausimės. Va, kaip gražiai vakarą atrodo, kai taip šviečia. Žiauriai gražiai, norėsiu kokį vakarą irgi ateiti. Su vaikais arba su kokią draugę. Žiauriai nice. Labai tokie akutiniai tamsoj, nes nesimato. Baigęs mūsų vakariuks, tiksliau, aš pati pirmą išėjau. Nenoriu, aš ilgai sėdėti, dabar yra beveik 9 ir aš noriu namo grįžti, nes man reikia išvesti, nes mano vyro nėra dabar. Nenoriu savo šunieko kankinti, nu, man svarbiau šunis negu pasidėti su mamom. Tai toks įdomus jausmas, tiesiog, šiaip žiauriai nuobodu man buvo, nes, nu, visos mamos, visos tik apie mokyklą ir kad labai nepatenkintos. Aš po privačios mokyklos, po buvimo 3 metus privačioj mokykloj su vaikais, ta prasme kaip mama, ir matydama kokia žymiai fainesnė sistema yra valstybiniai, tas toks žymiai lengvesnis dalykas, kad vaikai prisiėm žymiai daugiau atsakomybės už namų darbus, už pamokas ir nėra to lindimo į užpakalį tėvam, kai buvo privačioj. Nu, tai aš esu tikrai žymiai labiau patenkinta, dabar einam, kai manęs nieks nenutrenktų.
Tai tiesiog atsibodo man klausyti, kaip, žinot, kai mamos kalba vien tik apie mokyklas vaikus, vaikime žmonės. Tai žodžiu, išėjau pati pirmą, nes tiesiog pabuvau gerą valandą, Jėzau, 2,5 valandos, pabuvau beveik 2 valandas realiai. Tai sakau, užtenka, nes noriu savo dalykus pasidaryti. Tai va, keliaujam dabar jau tamsu pas mus ir eisim šuniukus vedžioti. Nu labas dar kartą, jau paskutinį kartą sveikinu šiandien. Šiandien gavos toks gan ilgas video. Tai kaip gera grįžti namo, kai tu pabūni porą valandų su žmonėm, ateik Vidonai, kurių realiai nepažįsti. Nu aš nepažįstu tu mamą, nes aš tik mačiau gal kelias per tėvelį tą susitikimą, kur su mokytoja buvo, tai ten kadangi tų tėvų daug, palaukit. Išeisim. Kadangi tų tėvų daug buvo ir aš tiesiog, man daug panašių turkų buvo, nes tikrai yra turkų, kaip ir lietuvių, kad ta prasme, man dabar po Turkijos labai daug lietuvių panašus, tie ypač, kurie yra šviesus realiai. Tai tiesiog ten kalbėti apie vaikus, kiek gali 2 valandas kalbėti apie namų darbus, apie vaikus. Čia matėt, kas buvo? Vargšas. Į nosį gavai nuo katino, oi, vargšiuk tu mano. Drakės buvo, Bidonas parodė jogio vietą. Tai žodžiu, labai pasilgau savo gyvūnų, namų pasilgau ir kaip gerai, kad čia šalia ta kavinė buvo, kad aš tiesiog nuėjau per apie 10 minučių, plius minus, mažiau netgi jau. Tai va, išvedžiau savo šuniekus, dabar eisiu video tvarkyti ir kelti ir po to dar padarysiu savo jogą ir jau viskas mėgot reiks eiti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, susitiksime rytoj, iki.